Dabar pirmiausia užsipilam kuro ir galim išjudėti. Viskas ready. Ką čia turim? 260 km. 260 visos dienos važiavimas. Šiandien planas nenusivėlinti naktį, nes vakar buvo įspūdingas. Ir sušalau, ir sušlapau, ir per molį važiavau, ir nugriuvusius medžius važinėjau, tamsoj nieko nematydamas praktiškai. Įdomesnis vakaras buvo, tai šiandien sušalt nenorėčiau. Iš principo greitai motociklą čia sutvarkė, tepalus pakeitė, grandinę įtempė, oro įpūtė truputį 10 minučių ir viskas. Tiesą pasakius, nėra čia ką daryti, išleisti tepalą ir viskas, ir pripilt naujo tepalą. Pinigais jei įdomu, 6 eurai. O šiandien toliau tęsiasi kritusių medžių rinkimas. Čia irgi va gerai panešiojo. Taip, kuras užpiltas, reikia nusistatyti kilometrus. Taip, nusinulinau kilometrus, kad žinočiau, kada sekantis pilimas ir į kelią. O ryto pradžia, kelias prasideda va taip. Pasikratyti truputį. Va taip. Medžiukas būtų tik tai pokšt. Ant galvytės ir ramu. Kaip tave važiuot? Tiesiai turbūt. Turbūt tiesiai. Jaučiu, kad mano batukai bus švarus. Batai vėl purvini. Gerai, kad aš jų nevaliau taip jau labai sąžiningai. Atrodo, galiausiai išlindau ant asfalto. Kelio darbai baigti ir važiuojam. Šiandien gal jau bus aprinkti medžiai nuo kelio. Nors dienos metu bent jau iš toli matosi. Nedidelė bėda.
Tai va. Taip arti dar nepravažinėjau. Didžioji dalyje maršruto, kiek turiu informacijos, nebus nei telefono ryšio, nei interneto ryšio. Visiškai bus remote. Jei vakar visi šitie reikalai buvo taifūno pasekmė, tai šiandien tiesiog natūralu. Nieko nėra, jokio ryšio tenai. Toje atkarpoje, kurio važiuosiu. Iki Hojano ir kas ten dar yra? Hojanas, Mison miestas. Nu, teks palauk, ką čia šitie šiukšlės išmetinėja. Nu, karvutė, palauk, kol pravažiuosiu. Ačiū. Tai va, sakau, iki kažkur Misono, Hojano nebus ryšio. Visiškai jokio. O po to vėl viskas. Civilizacija, didmiesčiai, ten jau nebetoliese ir Danangas, iki kurio šiandien važiuoju. Dar vienas rusų pamėgtas miestas, kurortas. Ties pakrantę. Jų, kiek pamenu, ten taip pat nemažai, daug. Gal ne tiek daug, kiek Načangė, nes ten tiesiog atrodo, kad į Rusiją atvažiavęs. Bet vis tiek, žodžiu, daugiau galimybių susišnekėti. Akmenukai byra nuo uolų. O, čia laiptai neblogi buvo. Laiptai į dangų. Tie laiptai, tai čia bus vandenį nutekėjimus pakopomis. Ja. Nežiopsok, nežiopsok. Žinau, kad Vytas žiūri video. Tai sakau, pavydėk. Sakiau, važiuojam. Nieko. Gal kitą kartą. Labai super. Super viskas. Nepaisant to, kad va keliukai būna nuplauti. Nemanau, kad tai kliūtis ar kažkokia problema. Dar įdomiau. Šiandien kelias grynai džiunglėse. Grynai džiunglėse važiuoju. Šiaip negalėjau net pagalvoti, kad važinėsiu po džiunglės. Va, kai vietiniai gyvena.
Skardos lakšto namukus pasidaro ir gyvena. Kaži ką, čia jie per grūdus džiovina. Čia tai matau bent pasiklojo ant kažko. O esu matęs tiesiog ant asfalto šalia važiuojamosios dalies. Pabėrė ir džiovina. Kokį dydžio tie kalnai. Aš net nesuvokiu. Smegenis neneša. Džiunglės, 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 visur džiunglės. Ir upelis su tiltuku. Vietiniai motorolerių viską vežioja. Malkas, vamzdžius, maišus kažkokius, nežinau ko ten, grūdų, smėlio ar ko prisikrauna. Tryse važiuoja. Tiek įgūdę jie važiuotais motoroleriais. Kai kurie net veidrodėlių neturi, nereikia jiems stebėti aplinkos, kas vyksta už jų. Kam reikės, tas pasitrauks. Nusileidau iš kalnų, iš džiunglių. Bent jau kol kas ramus važiavimas. Mažas vietinis miestelis, bet va, atrodo mokykla yra. Švietimu užsiima. Nors didžioji dalis tautos vis dar beraštė. Nei skaityt, nei rašyt. Va, kaip sakiau, ant asfalto išbėrė savo kruopas kažkokias. Ir gerai. Motinos gamtos žiupsnelis nuo asfalto. Kakariko! Išvažiavus normalius kelius reikės sustoti, užmest akį, kur yra kokia nors plovykla. Motociklą nusiplauti. Nes girdžiu kažkokį trinimosi garsą pašalinį. Molio smėlio prilindę visur, kur tik įmanoma. Aš supratau, ką jie ten džiovina ant kelio. Ten ryžiai. Pravažinėjau vieną spotą irgi, kur džiovino ant kelio kažką ir iš karto už jo buvo mažas laukelis augančių ryžių vandenį. Tai jie džiovina ryžius. Va kame. Šaknys. O, koks autentiškas miestukas. Gyvena savo ramiai. Vargo nemato, va, prisėda būna. Ant asfalto užpakalį pasišildo, telefonę patarčelina. Ir gerai, o ko nori daugiau? Sotus, laimingas. Kiekvienas skirtingai supranta laimę. O norint būti laimingam, daug nereikia. Tik taip jaustis. Jo, iš toli mato, kad ne vietinis važiuoja.
mojuoja, laimingi. Aišku, čia kaimo glūduma. Daugiau jie nieko nemato, pamato užsienietį, tai tas pats, kas Lietuvoje 90-aisiais juodą pamatyti. Va, ryžiai ir ten va prieki auga. Op. Būtų vakarienė po ratais. Va, kaip esu minėjęs, prisikrauna bele kiek visko ir tysia. Normaliai važiuoja, įgudę. Kalnų vaizdai įspūdingi, keliai irgi visai geri, įdomus. Daug vingių, vingelių, į viršų žemyn vis. Super. Dvigubas tiltas. Kairiau naujas, čia senas tiltas. Hello. Tik nenuskriskit. Per kurią čia pusę važiuoti? Jo. Dabar reikia neskubėti, kad padangos biškelį apdžiūtų, molis nubirėtų. Nes slidu. O, savižudė. Kas įdomiausia, tai plano B kaip ir nėra. Jeigu pastrikčiau čionai, atgal kelias tik tais praktiškai nuo ten, kur pradėjau. Todėl neturiu pasirinkimo, kaip tik pirmyn. Opapa. Sakiau, nėra plano B. Nėra plano B, bet teks susikurt, nes ten jau visiškai šikna. Taip, situacija sekanti. Kelias yra užblokuotas. Va taip jis atrodo. Bet darbininkai sako 2-3 valandos ir jis bus švarus. Tai kadangi neturiu plano B, vadinasi, sėdžiu, laukiu porą trejetų valandų ir tada važiuosiu tolyn, nes pažiūrėjau žemėlapį, apvažiuoti neįmanoma. Tai pasėdėsiu, pakimarinsiu ir tiek. Visgi teko susikurti planą B. Labai užtruko tas kasimas pravažiavimo. Buvau dar kartą įsikėlęs droną ir pasirodo kitoj kalnelio pusėj dar tokia pati situacija.
Ir dar blogiau, ten dar lėčiau viskas vyksta, tai šiandien tikrai čia niekas nieko neiškas. Tad darysiu didelį ratą. Ir Danangą šiandien nepasieksiu. Truputėlį arčiau miestelis. Apsistosiu ten. Nu ką, nieko. Pagulėjau ant asfalto. Nusnaudžiau truputėlį. Tokia turininga diena. Kariauju šiandien su viščiukais. Maži šuniukai jau valiojasi, irgi išsidrėbė, šildėsi. Kariauju šiandien su gyvūnėliais ir su nuošliaužom. Tokia šios dienos išvada. Apibendrinimas, ne išvada. Vėl būsiu tamsiai. Į vietą atvažiuosiu, bus jau tamsu. Įsipursiu, griūsiu miegot ir ilsėsiuos. Nieko daug nepribursi. Jo, sakiau, nemėgstu grįžinėti atgal, bet šį kartą tenka. Nes planui A kantrybės neužteko. Ir neaišku, ar čia šiandien būtų pabaigę labai vargiai. Sėdžiu, važiuoju ir galvoju. Kiekvieną dieną vis kažkoks tikslas yra iki kažkur nuvažiuoti ir viskas dieną nepavyksta. Kaip čia šitos tikslus dėliojos? Iš principo pagrindinis tikslas tai lieka tas pats. Apvažiuoti Vietnamą. tą tikrai padarysiu, tik tai greičiau, lėčiau, pagal susidėliotą maršrutą, pagal koreguotą maršrutą, nesvarbu. Per šitas kelias serijas jau tiek pamačiau, tiek įspūdžių, tiek įspūdžių gavau, super, patinka. Net ir tos pačios nuošliaužos ar medžiai ant kelio, tai irgi įdomu. Gal nesveiku pavadins kas nors, aš žinau, kas pavadins, eilinį kartą mano N kartų jau minėtas Vytas, bet tai ir tas nesveikas toks pats, tai. Jau nusukinėsiu į naują kelią. Taip, aš čia atvažiavau iš dešinės pusės, tai dabar važiuoju į kairę. Atsargiai, nenutrenkit manęs.
Taip, 127 km rodo 2 valandas, tai važiuosiu 3,5. O 3,5, dabar yra 4. 4, 7, pusė 8. Apie pusę 8 būsiu, 7, pusė 8. Jau bus tamsu. Nieko nesimatys, kur aš ten apsistosiu, sustosiu. O šiaip lietučio gavęs labai nesupykčiau. Nusiplautų motociklas, pats nusipraušiau. Batai nusiplautų. Par. Neliek ir nereikės, tavo čia signalint, kad perspėtum kitus. Žalia, visur žalia, džiunglė žalia. Fantastika. Kol sėdėjau, laukiau kelio atkasimo nesėkmingai. Bendravau su vienu vyriškiu, truputėlį angliškai šnekėjo. Sako, iš kur tu? Sakau, iš Lietuvos. Pakraipė galvą, sakau, nesiparink, nelabai kas ir žino, kur ta Lietuva, sakau, aš tau parodysiu. Žemėlapyje, Google Maps'e parodžiau, kur tu randasi, viskas aišku, sako, tai kiek gyventojų. Sakau, 3 milijonai. Nu viskas aišku, sako. Tada suprato, kokio dydžio, kokio mažumo ta Lietuva. Vietnamas 100 milijonų gyventojų, Lietuva 3 milijonai. Milijonai. Yra skirtumas šioks toks. Ką čia turim dar virš 100 kilometrų. Porą valandų navigacija rodo, tai realiai kokias 3, pusę 8, kaip prieš tai ir galvojau. Bet bent jau nuo Lietučio atrodo pabėgau, į priešingą pusę važiuoju. Labai nesigilinau į žemėlapį žiūrėdamas į navigaciją, bet atrodo leidžiasi žemyn iš kalnų į pakrantės pusę. Ten, kur jau nuošliaužų nebus, blogiausiu atveju bus išvartyti medžiai, bet gal jau per šiandien apsitvarkė Vietnamas. Nors teoriškai šiandien savaitgalis, bet tie su ekskavatoriais dirbo, kasė tą molį, laisvino kelius. Pas jos turbūt čia nėra išeiginių tokiems darbams. Tos džiunglės, tie laukai, grinai kaip iš filmų. Žiūrėti filmai kokie vaikystėje, nežinau, ten koviniai Rembo, dar ten kokie nors, visi džiunglės tokios, tikros džiunglės. Aš nesuprantu, čia Indija ar čia Vietnamas? Karvė po karvės, karvė. Normaliai, vos neragais į šikną man.
Nu rimtai, karvių miestas. Aš važiuoju. Yes! Na, dar vieną išėjo pasivaikščioti. Tie 92 kilometrai. Dar porą kartų reikės sustot. Pailsint kojas. Sutemo ir daugiau nieko nebefilmavau. Atvažiavau į šios nakvynės vietą. Pavargau truputėlį. Diena buvo superinė, su iššūkiais. Ir tiek. Viskas buvo matyta epizode. Ir šiandien tiek. Laikas ilsėtis.